Liaudiškai visi išsireiškia, kad per daug rūgšties, todėl kad ją atpila, bet iš tikrųjų tai dažniausiu atveju jos yra per mažai dėl to, kad mūsų sfinkteriai, skrandžio sfinkteris apatinis ir viršutinis, jie gerai neužsidaro dėl to, kad skrandžio turinys nėra toks rūgštus. Dėl to priklauso, ką mes valgom, kiek ilgai, kaip mes valgom. Ir gali per ilgą laiką atrofuotis dėl daugybės visokiausių priežasčių, dėl tų maisto skoniklių, dažiklių, visokių ten pramonės gudrybių, kad mums būtų skaniau ir mes taip po truputį įtakojame skrandžio sienelės, o jos priima pirmąjį smūgį. Iš to, ką mes valgom, ilgainiui nebeišskiria tos koncentruotos tokios rūgšties. Ir tada turinys turėtų būti nuo 1 iki 3 pH, o ten pasidaro jau aukščiau 3. Ir tada mūsų sfinkteriai nebeužsidaro gerai ir per apatinį sfinkterį pakliūna tulžies, kas gaunasi, kada akumuliatorių baterijas užtrumpintume. Tai čia rūgštis su šarmu putoja ir mums atpilimas. Tai čia toks dažniausias atvejis yra.